Wolfo Engelman alaus daryklos raidos istorija yra turtinga ir intriguojanti. Ar daug kas žino, kad ji prasidėjo nuo Wolfo ir Engelmano alaus daryklų ir kiek ši įmonė yra turėjusi pavadinimų praeityje? Tai viena iš nedaugelio įmonių, kurios vardo istorija iliustruoja ir Lietuvos politinio gyvenimo peripetijas. Ar daug kas žino, jog ši alaus darykla gali pretenduoti į seniausios Lietuvos pramoninės alaus daryklos vardą? Tarpukariu Wolfo Engelman bravoras buvo viena moderniausių įmonių. Buvo naudojamas dirbtinis šaldymas, alaus virimo procesas buvo visiškai automatizuotas. Tai grandiozinė įmonė, aprūpinta paskutinio išradimo moderniškiausiomis mašinomis ir kitais įrengimais. Darbas atliekamas mechaniniu būdu, neliečiant rankomis nei tų produktų, iš kurių gaminama alus, nei plaunant butelius, nei pagaliau išpilstant alų į butelius. Švarumas bravore pavyzdingiausias. Taip rašė 1930 metų laikraštis Lietuvos žinios. Po 1940 metų šalyje įvykusios nacionalizacijos pavadinimą Wolfas Engelman buvo draudžiama naudoti. Tačiau įmonės veikla nenutrūko iki šių dienų. Praėjus 20 Lietuvos nepriklausomybės metų subrendo sąlygos susigrąžinti istoriškai teisingą paveldėtą bravoro vardą. 2011 metų balandžio 12 diena istorinio teisingumo atstatymo diena. Bravorui grąžintas istorinis jo vardas Wolfas Engelman, kuris visada jam ir priklausė. Tačiau istorijos tėkmėje buvo nustumtas į šalį. Naujai atgimęs bravoras pasirengęs vartotojams siūlyti išskirtinai šviežią alų. Alaus daryklos išskirtinumu, kaip ir anuomet, lieka noras vartotojams tiekti tik šviežią alų ir kitus gėrimus. Tam užtikrinti įmonėje įdiegta sistema, kuri leidžia alų virti dažniau, bet mažesnėmis partijomis. Dėl efektyvaus distribucijos proceso valdymo alus į parduotuves taip pat vežamas mažomis partijomis, tačiau dažniau. Šviežiu alumi lietuviai mėgavosi tarpukariu. Tuomet nebuvo naudojamos jokios technologijos, kurios galėtų dirbtinai prailginti gėrimo galiojimo trukmę. O kodėl negalėtume šviežiu alumi mėgautis ir dabar? Juk visi mes mėgstame tik tai, kas yra šviežia. Ir gėles, ir maistą, ir idėjas. O kodėl su alumi turėtų būti kitaip? Juk šviežias daug skanesnis. Wolfas Engelman sugrįžo. Ir sugrįžo ne tuščiomis rankomis, o su šviežiu alumi.